Šiandien meistro rubrikoje pakalbėsime apie grindų atnaujinimą, o mesgi žmonės sutverti vaikščioti ant grindų. Tad nuo pat mažumės mes pradedam šliaužyti, paskui jau vaikštom su batais, moteris vaikšto su aukštakulniais ir tos grindys dėvisi. Ogi mes grindų patyrus kažkokius įžeidimus iš karto nekeisime, nes tai yra sudėtinga, bet yra būdas, kaip jas galima atnaujinti paprastai ir nesudėtingai. Tad keliaukime ir aš jums viską parodysiu. Taigi pirmas žingsnis, svarbiausia viską švariai ir nepriekaištingai įsivalyti, tad pradėkim darbuotis. Taip, tai vienas siurblys įsikrovė, bet kaip sakiau, reikia labai švariai ir atsakingai viską išsivalyti, tad einu pasiimsiu kitą siurblį. Sekantis etapas yra išsivalyti grindis, nors aš ir išsiurbiau grindis išploviau su vandeniu, bet Lietuvoje mūsų vanduo yra visas kalkėtas, tai lieka visokių kalkių, tai tam mes naudojam ploviklį, kuris yra paruoštas ir neturi jokių kalkių pėdsakų, jums nepaliks, yra ekologiškas ir neturi jokių agresyvių medžiagų, tai tikrai nesugadins jūsų grindų dangos, o tik pagerins viską. Tai pradedam valytis grindis. Daug to valiklio tikrai pilti ant grindų nereikia, truputį papilkit ir drungnai šluostykit. Tai turbūt puikiai matot, kad tikrai to valiklio daug nepilu, kad visur šlapiai nebūtų, ypatingai jeigu jūsų grindis yra ganėtinai švarios ir nėra ten kažkokių riebalų. Tai grindis visas įsivaliau, reikia truputį laiko jom išdžiūti ir tada jau galėsim tepti dangą. Bet mano sekantis patarimas jums yra apsiklijuoti to, ko nenorite ištepti, kadangi danga suteiks tokio žvilgesio ir blizgesio, tai jeigu nenorit, kad kažkur netyčia prilietus viskas blizgėtų, tai apsiklijuokit. Tai mes dabar ir padarysime. Matau, kad mano valiklis jau išdžiuvo, tai sekantis žingsnis yra išsiplauti šluostę. Jeigu naudojate tą pačią, aišku, galite ir keisti. Nuo valiklio šluostę reikia išplauti. Tai aš ją dabar gerai įsiplaunu. Kas gerai yra su šitom šluostėm, kad jas galite skalbti, įmetate į skalbimo mašiną panaudoja ir jinai įsiskalbė. Aš dabar irgi ją visą išsiplaunu, kad nebeliktų jokio valiklio pėdsako. Gerai išgręžta, tokia drėgna, tada valiklis irgi geriau į pluoštą įeis ir geriau valysis. Tai sekantis žingsnis, keliaujam prie valiklio. Tai štai dirbsim su tokia grindų atnaujinimo priemonė. Tai ta priemonė jums sukurs apsauginę plėvelę, jinai iš naujo padengs jūsų visas grindis, tai jeigu bus ir kažkokių smulkių įbrėžimų, tai ir juos visus užslėps ir tos grindys taps atsparesnės. Tai su šita priemonė reikės dirbti truputį kitaip negu su valikliu, priemonės reikės truputį daugiau ir mano patarimas, jau nelaistykit iš viršaus šitos priemonės, nes čia viską nusitaškysit ir jau paskui blizgėsim viskas taškeliais. Tai irgi truputį pilam nuo žemai, va, negailiu jos, išsipyliau ir dabar su šluoste visur gražiai išsivedžioju. Tai kaip matot, viskas labai paprasta ir jums nereikia keisti visų grindų, kad turėtumėte atnaujintą savo grindis. Tai jeigu atnaujinti grindis, ar tai lakuoti, ar kažką daryti, tai yra sudėtinga, nes reikia kompetencijų, jau turbūt patys to nepasidarysit, o tuo labiau, jeigu norite iš vis pasikeisti grindis, tai yra dar sudėtingiau. Čia irgi matot, kad padariau klaidą. Viską čia įsitepiau, o dabar dar reikia prie kampo prieiti. Tai ačiū Dievui, kad kotas yra teleskopinis ir galiu pasiekti net ir į patį kampą savo. Ir ten gražiai įsitrinti. Mes dabar baigiam ištengti pirmą sluoksnį ir jau po pusės valandos galėsim dengti antrą sluoksnį. Tai kad jums nereikėtų keisti šluotos, tai mano patarimas jums, pasiimkit kažkokį tai polietileninį maišelį, įkiškit visą šluotą į jį
įspauskit iš ten visą orą ir pusę valandos jum neuždžius šitą šluotą. Tai ką, pirmas sluoksnis išdžiuvo, laikas antram sluoksniui. Antras sluoksniui yra svarbu ištepti todėl, kad susidarytų tam tikras sluoksnis ir apsauga būtų tinkama. Tai išsivynioju savo šluotą ir pradedu vėl taip pat viską gražiai lyginti ir tepti. Tai taip lengvai ir nesudėtingai aš užtepiau antrą sluoksnį, tą galite pasidaryti ir jūs, o po valandos jau mėgautis gražiom ir atnaujintam grindim. O mes keliaujam į sekančią rubriką.